Labą dieną. Šiandien aš, Mindaugas ir mano brolis Tautvydas norime jums papasakoti apie vieną pasaką, kurios pagrindu buvo sukurta opera. Šiaip pasakos yra literatūrinis žanras, kuris skatina fantazuoti, padeda pažinti gyvenimą ir save. Taip pat žavi ne tik rašytojus, skaitytojus, bet ir muzikos kūrėjus. Visi mes skaitėme ir gal net dabar skaitome pasakas, žinome jų pagrindinius herojus. Tai pasakojimas apie nepaprastus Guliverio nuotykius Liliputų ir Milžinų šalyse, kurį beveik prieš 300 metų parašė anglų kilmės rašytojas Jonathanas Sviftas. Šiandien mes nutarėme jums pristatyti lietuvių kompozitorės Zitos Bružaitės operą vaikams, kurios įkvėpimas būtent buvo ši pasaka Guliverio kelionės. Kompozitorė, pedagogė Zita Bružaitė savo kūrybai jau ne vieną kartą yra prisilietusi prie kūrinių vaikams ir pasakos siužetų. Galime paminėti jos operą Undinė, operete Parodija, Grybų karas, operete Baletą, Voro vestuvės, o prieš 3 metus kompozitorė sukūrė operą vaikams Guliverio kelionės. Norėdami sužinoti, ką apie šį savo kūrinį galvoja pati autorė, uždavėme jai kelis klausimus. Prašome pasiklausyti. Ir norim jūs pakalbinti jūsų kūrybą ir užduoti kelis klausimus apie operą Guliverio kelionę. Tai mes jau pastebėjome, kad jūsų kūryba yra labai įvairi, nuo operų iki miniatiūrų. Kas lemia tokią įvairovę? Turbūt labai daug dalykų gali lemti tokį pasirinkimą, bet kad jau visiškai nepultumėm į pragaištį ir nepasinertumėm į filosofinius vandenis, tai tikriausiai reikia pradėti visada nuo asmeninių savybių. Man bet koks monotoniškas, atsikartojantis veiksmas, darbas, sritis nekelia ūpo ir tai nėra ta tokia, kaip sakyti, inspiracinė valanda ar laikas, kad aš kartočiau tą patį ir tą patį veiksmą. Tai jeigu jūs pastebėjote tą įvairovę, tai turbūt jinai išeina iš to, kad man nekiltų nuobodulys. Aš įkrentu į kažkokius vidurinius amžius, tai paskui staiga mane užvaldo džiazas. Na ir taip ir gyveni žmogus, juk turbūt ir keliauti, kai keliauji, tai vieną kartą vyksti į Italiją, kitą kartą į Šiaurę, žiūrėk trečią kartą į kokią Kostariką ar Centrinę Ameriką arba dar kažkur kitur. Tai ta įvairovė turbūt yra labiausiai inspiruojantis dalykas, o menininkui yra labai svarbu, kad būtų judesys, kad būtų dinamika ir kad būtų mažiau monotonijos. Opera Guliverio kelionės sukurta visiems puikiai žinomos operos pagrindu. Pasakos. Taip. Gal galite išduoti, kodėl rinkotės būtent šitą pasaką, kodėl ne kitą? Vienas dalykas toks, kad buvau nusitvėrusi tą pasaką dar seniai, 2008 metais, ir buvau parašiusi kelis fragmentus muzikos. Na, paskui gyvenimas bėgo, buvo kiti kūrybiniai bandymai, kiti kūriniai, kitos premjeros ir kažkam išsiplepėjau, išsičiulbėjau, kad štai tokia yra medžiaga, teisingiau jos trupinėliai, Guliverio kelionės. Jinai tiesiog nepribaigta, laukia savo turbūt valandos ir tam kažkam, o tai jau konkrečiai Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui, šita idėja labai patiko ir sako, oi, tai tada reikia tikrai pabaigti, padaryti ir pastatyti. Kodėl Guliverio kelionė? Todėl, kad labai įdomi pirmiausia yra pati literatūrinė medžiaga, jos ten visko net ir nesudėsi per tas trumpas kelias valandas. Aišku, Daiva Čepauskaitė parengė eiliuotą tekstą, vadinasi, jinai perleido per savo prizmę tą matymą, tai dar įgijo tas Svifto reikalas atitinkamų variacijų, bet asmeniškai man labai patiko pasakos tam tikras momentas, kad gal net keli momentai, kad žmogus, gydytojas, turintis viską, žmoną, padorų gyvenimą, jo vis tiek siela veržiasi ir jis, kaip ir aš, kaip pasakau, nemėgsta monotonijos, jam reikia kažkokių nuotykių, jam reikia
palikti tą komforto zoną ir plaukti kažkur, kažko ieškoti, pasinerti, skęsti, vėl išplaukti, patirti kažkokius nuotykius. Tai va vienas momentas, kad žmogus iš prigimties yra labai neramios dūšios. Labai nedaug savo tarpe žmonių pažįstu, kurie būtų labai ramus, labai sėslus, labai pastovus, nes toks gyvenimo tempas yra tokia dinamika ir turbūt ne veltui šis kūrinys išlaukė savo valandos, kada manykim, kad maždaug po 2010 metų mes visi pradėjom labai masiškai keliauti, žiūrėti, kas yra toliau ir toliausiai. Tai čia mus tiesiog manija tokia užplūdo. Kitas momentas, kuris mane inspiravo ir kodėl būtent Gulliveris, štai šitos operos ir galutinės medžiagos kontekste man labai rūpėjo žmogaus patekusio į kitas aplinkas, jo mažumas, jo didumas, jo susireikšminimas, jo altruistinė pagalba, nuoširdumas. Vat štai čia kaip ir tam tikros ir gyvenimo būdas pirmuoju atveju, o antruoju atveju tai yra tam tikros vertybės, kurios formuoja konkretų žmogų ir visą turbūt visuomenę. O dabar mėgstate skaityti pasakas? Kaip manote, jos skirtos tik vaikams, o gal ir suaugusiai gali iš ko pasimokyti? Ne, aš visą laiką sakiau, kad pasakose labai daug yra išminties. Ne visada aš čia taip uoliai, taip ir nuosekliai tas pasakas skaitau, bet tikrai pasiskaitinėju. Aš, kai mokiausi mokykloje, tai turbūt iki 15 metų dažniausia mano knyga buvo pasakos. Man labai buvo įdomu per tą literatūrą, kas yra prieinama, pažinti tą tokį skirtingų šalių kultūrinį sluoksnį ir, jų, sakyčiau, kažkokius tai pasirinkimus, vertybės. Pasaka dėka savo fantastikos, turbūt dėka stebuklų, dėl tokių įvairių netikėtų posūkių, jos yra labai reikalingos vaikams, bet suaugusieji, jeigu jie tik tai praranda tą norą pasiskaityti pasaką, labai daug ką praranda, nes labai daug dalykų pasakų temomis yra pasakoma rimtų. O jūs turit ateityje kokių nors ateities planų daugiau kurti dar vieną operą vaikams? Ir jeigu taip, kokią pasaką pasirinktumėte tą kitą? Kol kas aš dabar galvoju apie kitus sceninius dalykus ir labai mane viliotų baleto ir šiuolaikinio šokio toks junginys. Tiesą pasakius, kol kas kaip miške grybaudama, taip ir vaikščiodama vis galvoju, kokia tai tema galėtų būti. Net visiškai neskirstau, ar tai būtų vaikams, ar tai būtų suaugusiems. Tiesiog noriu atrasti tai, kas mane kaip ir Gulliveris arba prieš tai esančios operėlės pagal Justino Marcinkevičiaus poemas įsuko. Tai šią minutę turbūt negalvoju apie kitą vaikišką operą, bet būna taip, kad atsitinka kas nors netikėtai. Kartais ateina tos idėjos ir jos tiesiog praeina. Tai labai ačiū už šitą interviu. Ačiū Jums. Ir prašom. Iki malonių susitikimų. Kviečiame pasiklausyti ištraukos iš operos Gulliverio kelionės. Ačiū, kad žiūrėjote.